Šiemet Lietuvai Eurovizija vyko po nelaimingą žvaigždę. Kažkaip viskas nesusiklosti. Iš pradžių vos nuskridus į Kijevą dingo drabužiai, po to repeticijose vis kažkas pakišdavo koją, galiausiai nesėkmingas pusfinalis, po kurio dar ir Viktorijos gestas, kuris turėjo reikšti pergalę, bet buvo suprastas kaip eikit, žodžiu. Atrodo nieko ypatingo, žino Lietuva tą nesėkmių skonį, bet šį kartą visas reikalas apgaubtas mistikos, kurios kol kas niekas neišaiškino. O kalbos minutėlė išaiškins. Juk iš karto po nesėkmingo pusfinalio Fused Markai pasakė, visi žino, dėl ko taip įvyko. Niekas neatkreipė tuomet dėmesio į šią frazę. Tai ką visi žino? Dėl ko taip įvyko? Tuoj mes jums viską atskleisim. Dėl visko kaltas Lietuvos piktųjų dvasių, baubų ir vaiduoklių matytojas ir varinėtojas Maksimas Gordėjevas. Šis sertifikuotas ekstrasensas raganas dar prieš didžiąją Euroviziją pranašavo, kad ne tuos mes siunčiam. Sakė bloga jų energetika, labai negatyvi. Gordėjevas liepė siųsti Lolitą Zero. Sakė, labai gera energetika per tuos ragus varo. Nepaklausėm ir išsiuntėm į Kijevą Fused Markus. O ten jų jau laukė Gordėjevas. Jis pats buvo ten salėje. Ir gyvai užekstrasensino visą mūsų pasirodymą. Visus balsus, kuriuos žiūrovai ir komisija norėjo atiduoti už Lietuvą, persiuntė savo ekstrasensiniais būdais ir mistinėm galiom Baltarusijai. Tiesa, su savo ekstrasensiškom galiom Gordėjevas kiek persistengė ir finale išvarė į sceną kažkokį tokį, kuriam nuo tos super geros energetikos net plikas užpakalis pasirodė.